stebuklai. Negi įmanoma, stebint policijos kamerai, nusipirkti kontrabandinių cigarečių ir likti nenubaustam. Ar gali būti, kad kontrabandinių rūkalų prekeiviai visai nebijo štai šios stebėjimo kameros? Ir nelegali prekyba policijos panosėje klestėte klesti. Aš, pavyzdžiui, aš ne vieną kartą kreipiausi į policijos viršininką ir ne vieną kartą dariau akcijas visokias. Mane už tai bausdavo, mane taip, kad sako, ačiū Lobovai, kad tu šaunuolis, kad tu čia stengiasi kažką. Tu sako, ką tu čia darai, kad tu čia drumsti vandenį. Man pats policijos viršininkas skambina man į mobilų, iš savo mobilaus ir sako, aš noriu su tavim susitikti, pašnekėt. Aš sakau, ką, aš tau prostitutė, arba tu gal prostitutė, sakau, ką mes tu kokius santykių gal nori, tai ką, sakau, su tavim galiu šnekėt. Tai dirbk savo darbą, tu esi viršininkas. Aš būčiau viršininkas, aš pats ten stovėčiau kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, vaikyčiau, ta prasme, kad neprekiautų kontrabandiniam. Aš suprantu, kovotojas už teisybę, už tvarką Jonavoje, Andrius Lobovas skelbia karą nusikaltėliams. Kaip matome ir iš jo automobilio, Andrius tarsi koks Jonavos Batmanas turi vienintelį tikslą – išnaikinti kontrabandą gimtajame savo mieste. Bet Andriui nesiseka. Nei policija, nei kontrabandininkai Jonavos Batmano nebijo. O kas vyksta, Andriu? Nu kas vyksta? Vyksta atviras nusikalstamas gyvenimas po stebint policijos kamerai. Jūs patys nuvažiuosit, pamatysit, įsitikysit, kad viskas akivaizdu, viskas kaip ant balto, kaip ant delno viskas vyksta, o mūsų policija atrodo, sakau, kaip impotentinė, kaip šuo be dantų. O galbūt tos vietos nefilmuoja policijos kamerą? Jūs nuvažiuosit, pamatysit, kad viskas yra filmuojama, jie tiesiog tiesiai virš kameros, virš galvos, virš kamera kaba ir viskas vyksta, tiesiog virš jų galvos kaba kamera. Tai gal neprasojus? Galima net suskaičiuoti su ta kamera, galima suskaičiuoti netgi kiek pokelių parduoda ir kokius pokelius pardavinėja. Viskas matosi. Policijos stebėjimo kamerą turgaus prieigose mes matome. Ko trūksta, kad įsitikintume, ar Andrius Lobovas nesutirština spalvų. Trūksta šį kartą vienintelio dalyko – mūsų laidos slaptojo bendradarbio Zyzos. Ir štai jis atvažiuoja į Jonavą. Šiandieną jo užduotis – nusipirkti nelegalių cigarečių policijos pašonėje. O mes pažiūrėsime, ar policija tai pastebės. Turguje galima nusipirkti visko – drabužių ir batų, pomidorų ir agurkų, o kur galima nusipirkti kontrabandinių cigarečių? Labą dieną. Jūs gal žinote, kur čia kontrabandinių cigarečių galima nusipirkti? Tik pas Čigonus kampo. Pardavinėjai jie čia tai? Tai aišku, visur. Kamera stovi, tai ką jie nebijo? Eikit ir klauskit. Nebijo jie? Nebijo nieko. Nu. Labą dieną. Gal žinot, kur čia kontrabandinių cigarečių nusipirkti? Nežinot? Pas Čigonus kur daugiau. Laukia? Nu. Tik jie čia... Taigi visą Jonavą žinau. Tik čia kamera ant kameros. Nu ir kas? Kamera ant kameros. Svarbu, kad tu neproktum jų, ta? Nu ne, Zyza kontrabandinių cigarečių pardavėjų apvogti nesiruošė. Jis tik nori įsitikinti, negi ši policijos pakabinta matomoj vietoj stebėjimo kamera visai negazdina prekeivių. Galite gal pavaišint gali? Zyza teiraujasi cigarečių. Kokį? Bet prekeiviai, pamatę naują klientą savo teritorijoje, skuba įsiūlyti jam dar ir telefoną. Cigarečių neturi? Cigarečių, man. Duokit cigarečių, man chebra, aš noriu parūkyti. Kiek? Oi, tokio, kiek? 5 litrai. O kokių dar turit? Tik tai tokių? Eik telefoną pavaišinti. Mūsų laidos operatorius, įsitaisęs už kepyklos lango kitoje gatvės pusėje, slapta filmuoja, koks išbandymas tenka Zyzai. Lemba, tai neturi jokių geresnių. NZ už 10 minučių. O kento kažkokio neturi.
Zizai atrodo A sekasi. tai čia kokios rusiškos ar baltarusiškos? Visokių rūkalų turi šie kontrabandos princai ir princesės. Ir štai, ši kamera, pro kurią juos mato policininkai, prekeiviams regis neįmotais. Jie pasiruošę Zizai ne tik vieną pakelį, ne tik vieną bloką cigarečių parduoti, bet visą dėžę, tai yra 50 blokų ir netgi gerą nuolaidą, kaip tikri komersantai žada pritaikyti. Ziza pradeda derybas. Tai atneš cigarečių, ne? O kiek tas NZ kainuoja? 50 už bloką. Nu. O jeigu, pavyzdžiui, chebra, o jeigu imčiau, pavyzdžiui, dėžę tokią. Imk dėžę, ateik. Galima imti, bet paklausyk. Bet man tada reikėtų supranti, kad nuolaidą kažkokią Tai padaryti. по-любому. Kiek būtų už Žiūrėk, dėžę? pakelė kiekvienoje 5 litai, jo. Aha. Nu, kokie, pavyzdžiui, tu imtum ten, pavyzdžiui, MZ, kovo. Nu tai po kiek atiduotume dėžę? Kiek? Nu tai po kiek atiduotume? Ką žinau, 36. 36, ne, už bloką. Ja. O kiek į dėžę įeina blokų? 50 blokų, ne? Bet esmė tame, o jūs į vietą atvežtumėt, pavyzdžiui, į namus. A kur toli? Aš Kaune gyvenu. Čia dabar pas Nepagą atvažiavau, žinai. Toli dar gyveni? Nesupranti, man biškai pavojinga, vežti mane sustabdyti. Kodėl jūs čia atkalė, čia policija pažįstat viską? Nieko nepažįstat. Ai, čia pažįstat, Kaune nepažįstat. Stebuklai girdime savo ausimis. Kontrabandinių rūkalų prekeiviai prabyla, kad jie ne tik kameros, bet ir vietinių policininkų nebijo. Kodėl? Jonavos policijos komisariate ramybė. Viršininko nėra, sako mums budėtojas, viršininkas posėdžiauja Kaune. Bet yra štai šis pareigūnas, kuris, kaip vėliau sužinojome, yra paskirtas bendrauti su žurnalistais ir teikti mums informaciją. Bet šį kartą klausimai apie galimą policininkų ir kontrabandininkų draugystę matyt netikėti. Mes atvykome čia dėl to, kad gavome pranešimų, net ne vieną pranešimą apie tai, kad turgaus prieigose po pat policijos filmavimo kamera vyksta nelegali prekyba kontrabandinėmis cigaretėmis. Ar jums žinoma šie faktai? Neatsakysiu. Kodėl? Todėl, kad nesu įgaliotas teikti informacijų žiniasklaidai. Tai kodėl jūs čia atėjot? Tai kol budėtojas paskambino, aš išeinu, reaguoju, bet aš jums pasakau, kaip yra. Jūs išeinat čia susitikti su žiniasklaidos atstovais, bet negalite kalbėti su jais. Dievulėlė, aš jums sakau, jūs kreipkitės į komunikacijos poskytį. Tai kodėl jūs tada čia iškvietėte, aš nelabai supratau. O tas, gerai, tai jūs padėkit mums susisiekti su to komunikacijos poskyriu. Tai Kaune, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Mes esame Jonavoje. Tai aš sakau, aš neturiu įgaliojimą, atsiprašau. O gal mes galime pasižiūrėti vaizdą, kurį jūs matote pro tą kamerą? Ne, sakau, kreipkitės į komunikacijos poskytį dėl klausimų. Čia yra Jonava, mes ne į Kauną atvykome. Aš suprantu, bet aš jums pasakiau. Mano atsakymas toks. O kodėl jūs negalite atsakyti paprastą klausimą, ar jūs žinote faktus, kad ten pardavinėja kontrabandinės cigaretės? Aš iš tą klausimą neatsakinėsiu. Kodėl? Neatsakinėsiu. Galgi į mūsų klausimus atsakys iš Kauno sugrįžęs pats Jonavos policijos viršininkas. Nes tai, kas vyksta šiuo metu Jonavos turgaus prieigose, faktas kaip blynas. Minsk. Taigi sakėm, kad ne Minsko. Ne NZ sakėt, ne. Nėra? Nu tai davai, kiek Minsko? 50? Ai, tu. Yra, sandorės yra. Gerai, tada. Davai, Už vieną bloką kontrabandinių cigarečių Zizas moka 50 litų ir įvykdęs užduotį įsimaišo tarp praeivių. O nesuimti policijos prekeiviai po tą pačią policijos stebėjimo kamerą lieka laukti naujų klientų. Ir taip kasdieną, sako Andrius Lobovas, o kas nežino, kad pelnai už kontrabandą pasakiški.
Aš kiekvieną dieną ten būnu. Kiekvieną dieną važiuoju. Taip, aš kiekvieną dieną su durna viltim atsikeldamas, važiuodamas į miestą, pravažiuoju pro tenai ir su tokia kvaila viltim galvoju, gal vis dėlto, kaip ministrą naują paskyrė, ministras atsikėlė ir sako, opa, jau tu ministras. Tai gal vis dėlto tas ministras iš ryto atsikėlęs, pasakys, viskas rytoj ten kontrabandos nebus. Aplamai kontrabandos nebus, aš sutvarkysiu, aš būsiu ministras, aš padarysiu viską. Pagaliau mums nusišypso laimė. Policijos viršininkas pasiruošė susitikimui su mumis ir rodydamas, kiek kamerų saugo miesto ramybę, pasakoja apie nuožmę kovą su nusikaltėliais. Kad kameros, o ypač ta turguje, pareigūnams tiesiog aukso vertės. Tai kodėl? Žmonės kalba, kad kontrabanda klesti, o policija kaip akla jos kažkodėl nemato. Ir jeigu tai kalbėtų tik tais Andrius Lobovas, tai sakytum, gal žmogus tokią versiją susikūrė. Bet atvažiuojame, mūsų žurnalistas eina, tikrai visi turgai žmonės parodo, kur stovi tie kontrabandinių rūkalų pardavėjai, prieina prie jų, mato kamerą, klausia jų, ar jūs nebijote kameros? Jie šypsosi į ūsę, sako, policininkai savi. Paprasčiausiai ne visą laiką įmanoma visus pažeidimus pamatyti. O tai kam tada kamera? Tam, kad fiksuotumėm pažeidimus. O tai kam jūs fiksuojate, jeigu jūs kaip jūs fiksuojate, jeigu nematot? Tas pats klausimas ir dar kartą atsakau, kad daug kartų nubaudėm, daug užfiksavom, daug inkriminavom, kaip dar aš galiu atsakyti, kad nematom. Ir jūs sakote, kad fiksuojat, jūs sakot, kad matot, bet mūsų žurnalistas nuėjo nusipirko ir jūs nematėt. Tai arba nematėt, arba nenorėjot matyti. Kaip jūs fiksuojat, jeigu jūs nematot? Kam ta kamera reikalinga? Aš jau į tą klausimą atsakiau kokius 3 kartus, kam kamera reikalinga. Iš pat pradžio pasakiau, kad tai yra visuomenės interesam ir policijos veiklai ta kamera yra.